Labas. Džiaugiuosi, kad skiri šitą laiką savo, sustoti, pasikalbėti apie ribas. Tai tema, kuri tikiu, kad gali daug ką pakeisti tavo vidinėje būsenoje, santykiuose ir bendrai suvokime, kaip aš kuriu savo gyvenimą. Nes mes esame savo gyvenimo, savo filmo pagrindiniai veikėjai. Ir dažnai tai, ką laikome problema santykiuose, iš tiesų yra ribų klausimas. O tai, ką laikome, pavyzdžiui, nuovargiu, išsekimu, kartais nerimu, net kartais dar galima būtų pavadinti ir depresija, gali būti ženklas, kad per ilgai gyvename ne savo gyvenimą, o pagal kažkieno kito planą. Tai kas gali pasikeisti, kai imi stebėti save, pažinti savo poreikius ir praktikoje taikyti ribas? Pamažu nuolatinį nepasitenkinimą, tokį susierzinimą, tylų pyktį ima keisti atsipalaidavimas. Atsiranda daugiau lengvumo, daugiau laisvės rinktis tiek sprendimuose, tiek santykiuose. Man asmeniškai pačiai gražiausia tai, ką aš patiriu, kad pažindama save giliau, imu save priimti, o kai priimu save, iš tikrųjų atsiveria erdvė priimti ir kitą žmogų. Tai pasikalbėkim apie tas ribas šiandien. Šitame įraše aš pasidalinsiu, kodėl mums vis tik taip sunku būna atpažinti savo ribas, nes tik jas jausdami mes galime pradėti kažką su tuo daryti. Kas padeda išmokti jas brėžti be kaltės ir baimės ir nuo ko pradėti, kokie galėtų būti maži žingsniai, ką galime daryti, kad santykiuose vyktų pokytis ir ta kryptimi, kurią mes norime judėti. Tai aš noriu šiek tiek vizualiai parodyti ir tam įtraukiau artumo ratą, kad gyvenime mes turime daug skirtingų santykių. Nuo pačių artimiausių mūsų žmonių, tai mūsų šeimos, kurie arčiausiai centro, iki visai svetimų žmonių tiesiog praeivių gatvėje. Ir kiekvienas iš šitų santykių reikalauja skirtingo artumo ir skirtingo atvirumo, vat būtent ir čia prasideda mūsų ribos. Ir nors atrodo, kad su artimiausiais žmonėmis turėtų būti lengviausia būti savimi, dažnai ribas brėžti būtent čia ir yra sunkiausia, nes mes bijome nuvilti, bijome sugadinti santykį, bijome būti atstumti. Kadangi šiandien kalbėsime apie ribas santykiuose, aš kviečiu sustoti akimirkai ir pagalvoti ir įsivardinti savo, kokie santykiai šiuo metu man kelia įtampą. Gal tai santykiai poroje, galbūt santykis su mama, su tėčiu, su drauge. Tiesiog kviečiu turėti vieną pavyzdį mintyse ir keliauti su juo per visą įrašą. Tai bus lengviau suprasti savo santykių dinamiką ir pamatyti, ką galiu juose keisti. Įtampa santykiuose yra tarsi kompasas, rodantis, kur kažkur mes pradedame tolti nuo savęs. Ir kai pradedame ją stebėti, galime pamatyti, kas mus išsekina, o kas mus pamaitina. Todėl, kai galvoji apie bet kokius savo santykius, kviečiu pagalvoti ir pamėginti pajausti, kuriuose mano santykiuose yra įtampos. Čia gali būti puikus startas, nuo ko aš galiu pradėti. Ribos tai lūkesčiai ir poreikiai, kuriuos mes išsakę ir sulaukę palankaus atsako, santykiuose jausimės saugus ir patenkinti. Taigi pakalbėkim truputėlį daugiau apie tai. Kai mes ateiname į santykį su kitu arba į santykį su pačiu savimi, mes visada atsinešame poreikius ir lūkesčius. Ir mūsų užduotis yra suvokti savo poreikį būti tame santykyje. Tam, kad galėtume išsakyti savo poreikius, visų pirma, turime juos suprasti. Tai kogi aš noriu. Ir čia kviečiu pasižiūrėti tokiu kampu, kad mūsų poreikiai ir lūkesčiai yra tarsi du jėgos poliai, tarp kurių gimsta įtampa.
Pavyzdžiui, kai karštą vasaros dieną mes jaučiame, kad mūsų burna džiūna, sunku susikaupti, galbūt kyla irzlumas, nes viena mintis yra galvoje, kur gauti vandens, akivaizdu, kad mus kankina troškulys. Mes turime poreikį atsigerti. Arba po ilgos dienos vakare jaučiamės visiškai pavargę, akis klapsi, reakcija tokia lėtesnė, gal ir emociškai jautriai į viską reaguojame ir galva pradeda spausti. Tai tik dalis kūno simptomų, jog mes jau norim poilsio, jau metas miegui. Tai poreikis kūne yra jaučiamas kaip įtampa. Ir natūralu, kad mūsų vidinė sistema siekia pusiausvyros. Jeigu aš pavargau, man reikia poilsio. Jeigu aš ištroškau, man reikia atsigerti. Mūsų kūnas visuomet siekia balanso. Tai yra tiesiog labai mums natūralu. Kai kažko trūksta, mes jaučiame diskomfortą, o kai poreikis yra atpažįstamas ir patenkinamas, įtampa atslūgsta. Todėl aš sakau, kad pirmas žingsnis į ryšį yra suvokti, ko aš noriu, tai yra suvokti savo poreikį. O kas realiai nutinka, tai labai dažnai mes savo poreikius vis tik tai ignoruojam, jų neišsakom ir tada įtampa lieka uždaryta viduje. Ir aš čia pasinaudosiu, sugalvojau tokią žirklių metaforą, kur vienas polius yra poreikiai, kitas yra lūkesčiai ir tarp jų kuriasi įtampa. Jeigu žiūrėti per šią metaforą, tai kai mes leidžiame apatinę ribą žemyn, tai reiškia poreikių ribą spaudžiame žemyn, tada atitinkamai didėja įtampa ir viršutinė lūkesčių riba, jinai kyla į viršų. Natūraliai tiesiog vyksta tas žirklių toksai išsiplėtimas, išsiskėtimas ir tada, jeigu vieną leidžiu, tai kita automatiškai jau vis tiek per didesnį atstumą yra. Tai jeigu aš ignoruoju savo poreikius santykiuose, aš pats jų nepatenkinu, tikėtina, kad automatiškai aš keliu lūkesčius dažnai tiek savo, tiek kitam. Pavyzdžiui, įsivaizduokim, kad aš grįžtu po sunkios darbo dienos ir vienintelis dalykas, kurio aš noriu tiesiog poilsio. Vietoj to, kad aš išsakyčiau tai savo antrai pusiai, aš imu tvarkyti virtuvę, padedu vaikams, dar įsijungiu telefoną, čia žiūriu, krenta vienas po kito laiškai, pasižiūriu kalendorių, čia reikia dar visko susiruošti kitai dienai, ar ne, kad kažko nepamirščiau. Ir tokioje situacijoje poilsis dažnai gali būti tiek dengiamas maistu, nes jau nebeturiu jėgų, man reikia kažkaip tai energijos dar veikti, konfliktais, nes visa sistema sproginėja iš nuovargio, o gal tiesiog nebėra jėgų ir tada kas belieka, kad nutylu, užsidarau nuo bet kokio kontakto. Ir tada atrodo, kad visi aplinkui kalti, per daug reikalavimų ir nėra pagalbos iš išorės. Tai čia yra ta poreikio riba, kada labai dažnai mes savo poreikių nesuprantam arba juos tiesiog ignoruojam ir jų neiškomunikuojam ir taip aš vadinu, kad mes tą apatinę ribą tiesiog spaudžiam žemyn ir taip didinam įtampą. Kalbant apie lūkesčius, dar tokioje situacijoje gali būti, kad aš užkeliu lūkestį pati savo, kad turiu kažkaip geriau tvarkytis, kad čia viskas spėčiau, nes blemba tikrai nespėju, kažkas čia negerai su manim. Ne? Arba gali būti, kad aš keliu lūkestį kitam, kad jisai turi suprasti, arba tiesiog kitas žmogus turi suprasti, ko man reikia, kad padarytų taip, jog aš grįžtu ir man nieko nereikia daryti. Čia, žodžiu, tų lūkesčių įvairių gali būti šitoje vietoje ir tada kyla klausimas, kiek jie yra tokie realūs toje situacijoje. Kai mes poreikio neatpažįstam, patys jį ignoruojam arba ignoruoja jį aplinka, tai gali būti ir vaikų atžvilgiu, ar ne, kad ignoruoja aplinka mūsų poreikius. Mes patys gali būti, kad trukdome savo patenkinti tos poreikius, įtampa lieka neišreikšta ir jinai gali virsti tokiu nuolatiniu nerimu, susierzinimu, emociniu uždarumu, įvairiais kūno simptomais, tarkim, galvos skausmu, raumenų įtampa, nuovargiu. Ir kuo labiau ignoruojame poreikius ir laikomės tokių aukštų ir dažnai išorinių lūkesčių, tuo labiau atveriame tas žirkles ir įtampa auga ir priešingai, kai leidžiame savo išgirsti savo poreikius, tada natūraliai tiesiog mažėja lūkesčiai ir žirklės tarsi prikerpa tą įtampą ir jinai mažėja.
Dar čia yra vienas toksai svarbus momentas apie tai, kad ribos dažnai formuojasi ten, kur yra poreikiai, kur mūsų poreikiai ir lūkesčiai nesutampa. Ir ką turiu mintyje, kad jeigu grįžtumėm prie tos situacijos, kai aš grįžtu namo labai pavargusi, mano poreikis yra poilsis, galbūt ramybė, tyla, kitos pusės lūkestis santykėje yra būti, tarkim, išklausytam po darbo dienos, kad aš lūkestis, kad aš būsiu paslaugi, kad pasirūpinsiu ten būtiniais dalykais ir panašiai. Ir va čia va dar šitoj vietoje atsiranda įtampa, ne tik tai iš to mano lūkesčio kitam, bet ir iš kito lūkesčio man. Bendrai į mūsų poreikius galima pažvelgti dar ir per Maslow poreikių piramidę, kuri primena, kad visi mūsų poreikiai nuo pačios apačios, kurie yra kaip mūsų pagrindas fiziologiniai, tai poilsis, miegas, maistas ir panašiai, iki emocinių, tokių saugumo ryšio prasmės, kuria mūsų vidinį balansą. Ir kai mes ignoruojame va tos apačioj esančius poreikius, tie viršutiniai pradeda kelti didelį spaudimą, nes mes neturime iš ko jų palaikyti. Tai vis tik mūsų atrama visų pirma yra pasirūpinimas baziniais poreikiais, tokiais kaip fiziologiniais, pasirūpinimas saugumu ir tada jau, nu, vat, ir meilė, ir tada jau mes galime siekti kažko tai daugiau, ar ne? Ir tai man atrodo, kad vat, Maslow poreikių piramidė gali būti toks kaip vaizdinys atmintyje, kaip priminimas savo pačiam, peržiūrėti, iš kur gali būti, kad pas mane kyla įtampa. Kai mes galvojame apie ribas, dažniausiai prisimename situacijas, kuriuose jautėmės, kad kažkas nesilaikė mūsų ribų, kažkas peržengė ribas, galbūt nesuprato, jos liko pažeistos ir panašiai. Bet bendrai žiūrint, ribos yra kur kas plačiau nei tie vienkartiniai tokie pasakymai, kad ne, nenoriu, netinka ir panašiai. Tai yra ne tik reakcija į mūsų aplinką, mes jas galime pasižiūrėti kaip į tokį vidinę tvarką, mūsų susikurtą tvarką, mūsų būdą, kaip mes kūrėme, saugome ir reguliuojame ryšį su savimi ir kitais. Ir jos pasireiškia ne tik tai santykiuose su kitais žmonėmis, bet ir santykėje su savimi, su savo laiku, su kūnu, su emocijomis, su energija. Todėl aš kviečiu į ribas pasižiūrėti dar per tokią perspektyvą, tokį tarsi gyvenimo žemėlapį, kuris atsiskleidžia skirtingose srityse. Tai per fizinį mūsų kūną ir fizinės ribas, per emocinės, intelektualinės, laiko, materialias ir seksualinės ribas. Kiekviena iš šitų sričių turi savo ribų stiprumą ir šitoj vietoj dabar netgi galite susistabdyti video, kampuke tokį turiu pateiktą pavyzdį kaip voratinklį arba kitaip kaip žemėlapį, kurį galite nusipaišyti patys savo, įsivardinti ir užrašyti va tas 6 ribų sritis ir pamėginti nusipiešti tokį žemėlapį, tarkim, kažkokiam tai konkrečiam santykiui, kurį galbūt prieš tai susigalvojate pradžioje įrašo. Ir pasižiūrėti nuo 0 iki 10, kiek kiekvienoje dalyje, kurioje srityje, kiek stiprios mano ribos tame santykyje. Toks žemėlapis jisai gali duoti daug aiškumo, gali padėti pamatyti, per kurią sritį nuteka mano energija. Jisai kartu šiaip skatina prisimti ir atsakomybę, o ne kaltinti aplinką, kad nes vis tik ribos yra mano ir aš jų neišsakau arba jų nelaikau šitoj vietoj. Ir kai aš pamatau ir atpažįstu, atsiranda bendrai tokios daugiau vidinio tvirtumo mano visame veikime, nes aš pastebiu, kaip yra nuo šio taško, kaip yra va šitame taške ir nuo to taško aš galiu pradėti rinktis, ką darysiu toliau. Ir visiškai yra normalu, kad vienur mes jaučiamės tvirtai, kitur esame kažkur labiau pažeidžiami, bet svarbiausia yra tai pastebėti, nes pastebėjimas yra pirmas žingsnis į pokytį. Tai jeigu susistabdėt, nusibraižėt, judėkim toliau, galbūt mintise užteko tiesiog pamatyti ir pamatėt, va,
labai aišku, laiko ribos, nevaldau ir čia viskas. Per čia viskas lysta, tai gali būti atspirties taškas, nuo ko galiu pradėti kažką tai keisti. Taigi, kodėl mums sunku atpažinti savo ribas? Ir mano bent jau karta buvo mokoma prisitaikyti ir ypač tai galioja moteriams - būti geroms mergaitėms, gyventi taip, kad kiti būtų patenkinti. Tai reiškia labai dažnai gyventi ne savo gyvenimo, o pagal kažkieno kito lūkesčius. Dar vienas momentas yra tai, kad dažnai mums kyla daug įvairių baimių. Viena iš jų yra būti atstumtiems, nes yra tikimybė, kad iš vaikystės nešame tokį prisiminimą ir patirtį, kad už mūsų savarankiškumą mes būdavome, tarkim, tildomi, gėdinami, ignoruojami ir kūnas visą tai atsimena. Kas norėsim patirti tai dar kartą, tikriausiai nei vienas nepakeltumėm rankos, ar ne? Aišku, kadangi dabar jau esame suaugę, tai tikėtina, kad mokėsime jau kitaip sureaguoti ir galėsime išbūti su ta baime, bet vis tik kūno atmintis yra labai stipri. Ir kai mes bandome brėžti ribą, iškart ateina kaltė ir paskui ją yra tokios mintis, kad, tarkim, būsiu bloga dukra ar būsiu bloga mama ir panašiai. Dar vienas momentas yra kūnas. Jeigu mes ilgainiui išmokstame ignoruoti jo signalus, tai nuovargis, perdegimas arba toks emocinis dirglumas tampa įprasta mūsų būsena. Ir čia nemažiau yra svarbu į šitą dalyką atkreipti dėmesį, nes aš sakyčiau, kad viso to pagrindas yra tai, kiek patys mes leidžiame kiek mes patys pažeidžiame savo ribas, nes gali būti, kad jau tiesiog nebežinom, kur jos buvo iš vis ir apie ką aš čia kalbu. Mūsų kūno riba yra oda, kai mes kalbam apie kūną, ar ne? Tai pateiksiu kelis pavyzdžius, kurie, tikiu, sukels jūsų smalsumą patyrinėti, o kaip yra su manimi. Aš pati juokauju, kad neturiu gražių batų. Aš turiu tik tai patogius batus. Ir negaliu nešioti batų, kurie spaudžia arba trina mano kojas, nors kažkada galėjau. Arba kiek ilgai leidžiate savo patirti diskomfortą dėl nepatogių drabužių, arba ignoruojate poreikį nueiti į tualetą, nes dabar aš darau kažką svarbesnio ir tą darau jau pusę dienos. Pažįstamos situacijos, ar ne? Tai aš sakyčiau, kad pokytis vis tik tai prasideda ne nuo to, kad kažkas pagaliau gerbs mano ribas, o nuo to, kad aš pats pradedu jas gerbti. Tai palieku jūsų šitą mintimį. Ir kaip padėti savo atpažinti ribas yra turbūt vienas svarbiausių klausimų, kai mes kalbame apie ribas, nes tol, kol jų neatpažįstame, mes negalime nei pradėti kažkaip komunikuoti, nei jų ginti. Tai kur yra pradžia? Aš sakyčiau, kad visų pirma labai yra svarbi mums savistaba. Kaip dažnai aš susimastau, ką iš tikrųjų jaučiu, kaip dažnai stebiu savo mintis, kaip dažnai stebiu savo pojūčius ar vidinės reakcijas, kurios kyla santykiuose. Savistaba yra gebėjimas sustoti ir pastebėti savo tiek vidinį pasaulį, tiek atsitraukti, šiek tiek pastebėti save iš išorės, be tokios stiprios emocijos ir jokių būdų nevertinti, o pamatyti ir pabūti su savimi be spaudimo, kad aš dabar staigiai čia turiu kažką pakeisti, blogai darau ir panašiai. Tiesiog pastebėti, kaip yra. Dėl to, kad nuo to momento, kai aš suprantu, kaip yra, jau prasideda pokytis. Kitas labai svarbus dalykas yra leisti savo jausti. Ir riba dažniausiai pasirodo pirmiausia ne kaip mintis, o kaip jausmas. Pavyzdžiui, susierzinimas, pyktis, nejaukumas, toks diskomfortas, galbūt liūdesys. Ir jeigu mes atmetam šitos jausmus ir juos nuneigiam, mes prarandame svarbų signalą, nes kiekviena emocija mums siunčia
savo signalą. O be leidimo savo jausti ribų tiesiog nebus. Kodėl taip sakau? Dėl to, kad kai pagaliau mes pradedame brėžti ribą, tai ta riba nubrėžta dažniausiai neatneša greito palengvėjimo. Nėra taip, kad pasakiau ne ir čia visi patenkinti, mane girdi, klauso, reaguoja ir aš lieku patenkinta, žodžiu, nes čia taip visi greitai viską suprato. Dažniausiai praktikoje taip nebūna, gyvenime taip nebūna. O priešingai dažnai kartu su ribų brėžimu keliauja tokia uodegėlė kaltė, baimė, pavyzdžiui, liūdesys. Tai, žodžiu, yra tų emocijų ir jos niekur nedingsta. Ir jeigu mes esame pratę bėgti nuo jausmų, mes greitai mesime ir ribas. Todėl vien atpažinti ribų nepakanka, tam reikia turėti tokios ir vidinės erdvės, ir vidinio raumens, išbūti su tuo, kas kyla po to, kai mes brėžiame ribą. Ir trečias momentas yra kūnas ir kūno praktikos. Apie kūną jau kalbėjau, kad yra labai svarbu stebėti save. Mūsų kūnas labai dažnai žino anksčiau negu protas. Ir visa įtampa, pavyzdžiui, pečiuose, kakle, suspaustas žandikaulis arba kažkoks tai labai greitas mūsų reagavimas, visa tai gali būti signalai, kad mes galbūt išeiname už savo ribų. Todėl visos praktikos, kuriomis galite pasinaudoti, kurios jums padeda geriau jausti savo kūną ir grįžti į savo kūną, judesys, kvėpavimas, sąmoningas toks sulėtėjimas arba tiesiog sustojimas dienos eigoje, paklausti savęs, kaip aš dabar jaučiuosi. Nu, su kuo aš dabar esu, kokia mano situacija, dabar turiu tokią situaciją, kaip aš joje dabar jaučiuosi, ką jaučiu savo kūne, ne, ko man dabar reikia. Visa tai gali labai padėti geriau girdėti save ir geriau jausti savo poreikius. Ir tai yra jau ribų atpažinimo pradžia. Kodėl mes jaučiame kaltę brėždami ribą? Visų pirma, pasakysiu, kad dažniausiai tai nėra apie pačią ribą, o tai yra apie mūsų patirtį ir kito žmogaus reakciją. Ir čia svarbu taip pasakyti, kad mes kiekvienas turime teisę į savo reakciją. Ne? Kiekvienas turime teisę reaguoti taip, kaip mes reaguojame. Ne? Tik taip vėliau sąmoningai pradedame rinktis, bet tai, kokios emocijos kyla mums kažkokioje tai situacijoje, mes to sukontroliuoti negalim. Mes ilgainiui galime keisti savo patirtį ir ilgainiui jinai keičiasi, tikėtina, jeigu dirbam su savim ir leidžiame savo patirti situacijas kitaip, tada natūraliai keičiasi ir mūsų reakcija, bet kiekvienas vis tik turime teisę į savo reakciją ir dažnai kaltė kyla iš senų įsitikinimų, kad aš turiu prisitaikyti, kitaip būsiu bloga, pavyzdžiui, arba egoistė. Arba iš mūsų vaikystės kažkokios patirties, kur buvome baudžiami, tarkim, už nenorą paklusti. Kartais mes ribas supainiojame su agresija. Bet jeigu mokame jas vis tik išreikšti švelniai, pagarbiai, su rūpesčiu, kaltės turėtų mažėti. Ir dar vienas momentas, kad kai mes gyvename pernelyg susilieję su kitais žmonėmis ir tame susiliejime tikrai sunkiai jaučiame ribas ir esame labai priklausomi vienas nuo kito, kiekviena brėžiama riba gali atrodyti kaip toks skausmingas išsiskyrimas, bet iš tiesų svarbu žinoti, kad tai yra tiesiog natūralus skirtumas tarp dviejų žmonių, nes mes kiekvienas esame unikalus ir skirtingas. Kai kalbame apie ribas, mes labai dažnai susiduriam ne tik su kalte, bet ir su baime. Ir
tai yra natūralu, brėžti ribą reiškia parodyti, kas aš esu, ko man reikia, kas man netinka. O tai gali būti pakankamai jautru. Tai gali kelti tokį pažeidžiamumo jausmą, kad dabar mane pamatys iš tikrųjų, kas aš iš tikrųjų esu. Tad mums gali kilti daug baimių susijusių su ribų brėžimu ir čia gali būti naudinga atpažinti, kas tai per baimę ir ką ji man sako. Ir yra trys skirtingi baimės tipai, iš kurių kiekvienas reikalauja skirtingo atsako. Tai noriu su jumis ir pasidalinti. Manau, kad šita informacija yra naudinga bendrai gyvenime, ne tik tai kalbant apie ribas, bet kada man kyla kažkokia tai baimė pasitikrinti. Tai pirmasis baimės tipas yra sveika baimė. Pavyzdžiui, jeigu aš atsiduriu situacijoje, kurioje žmogus elgesi agresyviai, mano sveika baimė suveikia kaip signalas, kad čia yra nesaugu, reikia dingti iš čia. Ne? Arba mes staigiai atsitraukiame, pavyzdžiui, nuo liepsnos. Arba jeigu būtumėm kur nors ant skardžio krašto, tai tikrai mūsų kūnas natūraliai stengtųsi balansuoti, kad mes nenukristumėm, ar ne? Ir faktas, kad mums kiltų baimė. Tai sveika baimė yra ta, kuri mūsų saugo. Ir kai realiai grėsia pavojus, kūnas suveikia instinktyviai. Mes traukiamės, mes ginamės, mes bėgam. Ir šita baimė yra mums dovana, nes ji mums padeda išgyventi. Antras tipas yra reali baimė. Šita baimė yra susijusi su neišvengiamais gyvenimo faktais, tokiais kaip mirtis, senėjimas, liga. Ji paremta tokiais dalykais, kurie realiai nutinka gyvenime. Tačiau šią baimę mes galime naudoti kaip motivaciją veikti. Pavyzdžiui, rūpintis savo sveikata. O ribų atveju tai gali būti tokia reali baimė, jeigu, pavyzdžiui, aš pasakysiu tiesą, kad man nepatinka kažkas mūsų santykyje ir jeigu aš žinau, kaip kita pusė visuomet reaguoja, aš galiu prarasti santykį. Ne? Tai tikrai gali būti reali baimė, jeigu mes tikrai turime patirtį su tuo žmogumi, bet tuomet gal aš kelčiau savo klausimą vis tik tai, kas tai per santykis, jeigu jame aš negaliu parodyti kažkokios savo pusės, jame galiu būti tik tai vienpusiškai. Arba dar kitas pavyzdys, pavyzdžiui, būtų, jeigu aš pastovėsiu už save, aš galiu susidurti su kitų nepasitenkinimu. Tai irgi yra tokia reali baimė ir yra labai natūralu, kad ne visi priims mano ribas ir taip iš karto. Trečias tipas yra iliuzinė baimė. Ir šita baimė gyvena mumise, mūsų galvose. Ir jinai kūrė tokius scenarijus, visokius filmus, spėjimus, dramatiškus, kas būtų, jeigu būtų. Dažniausiai tai dėja nėra konkretus faktas, o yra mūsų fantazijos, kurios mus paralyžiuoja. Ir iliuzinė baimė sako, kad, jeigu aš pasakysiu ne, niekas manęs nebemylės. Arba jeigu aš pasimsiu pauzę, atsitrauksiu truputėlį, santykis viskas bus prarastas, manęs niekur nebekvies ir panašiai. Tai yra tik tai mūsų minčių konstruktas, kuris dažnai neturi nieko bendro su realybe ir tokia baimė vis tik labai trukdo brėžti ribas, nes mes bijome ne pasekmių, o to, ką įsivaizduojame, kad gali nutikti. Kodėl yra svarbu kalbėti apie ribas ir per baimės perspektyvą? Tai kad kai aš suprantu, kokios baimės mane stabdo, aš galiu pasirinkti. Ar mano baimė vis tik tai pagrįsta, ar man grėsia kažkokia tai reali grėsmė mano gyvybei, jeigu aš padarysiu taip ir taip, pasakysiu taip ir taip, ne? Ir pasižiūrėti, galbūt šita riba mane saugo, ne, nuo kažko, o galbūt vis tik tai, atsiprašau, šita baimė mane saugo, o galbūt vis tik tai įkalina ir apriboja nuo pokyčio ir nuo veiksmo. Taigi, judėkim toliau. Jau kalbėjome, papasakojau apie tai, kodėl brėžiant ribas dažnai mes susiduriam su kalte ir su baime. Ir yra autorių, kurie teigia, kad ribos be kalties neegzistuoja. Aš čia rašau su tokiu klaustuku, nes tikrai sutinku,
kad daugumai iš mūsų kalties jausmas yra mm, už tai, ko norime, buvo diegiamas nuo mažens. Jeigu mes dabar pastebėtume mažus vaikus, jie pakankamai drąsiai reiškia savo norus, išsako, kad aš kažko tai norėčiau. O mes suaugę vis tik tai labai dažnai jaučiamės nepatogiai pasakyti, kad žinai, ir aš norėčiau tų ledų, nes kągi aplinka pagalvos, ar ne? Tugi suaugęs ir čia, nu, netokie poreikiai tavo turėtų arba nesiau kaip mažas vaikas. Tai mes ilgai mokėmės būti tiek geri, tiek patogus, nes už tai būdavome mylimi. Tai dabar, kai norime būti savimi, dažnai toksai atsiranda vininis konfliktas, ar ne? Ar aš galiu čia pasakyti, ko aš noriu? Aš kvieščiau pasižiūrėti į kaltę kaip ir raumenų skausmą vis tik tai sporto salėje. Kad kaltė dažnai reiškia va, tą pokyčio ženklą, ar ne, kad reiškia, jeigu aš sportavau, nu, mes kažkaip natūraliai priimam, kad kitą dieną man gali skaudėti raumenis, ar ne? Ir aš galiu su tuo būti. Ir čia kviečiau pasižiūrėti į tą kitą pusę, kas nutinka, ar ne, kai aš vis tik leidžiu savo brėžti kažkaip tai ribą, iškomunikuoti savo poreikį, aš patirsiu vis tik tai kaltę, bet tikėtina, kad kartu aš patirsiu ir atsipalaidavimą, lengvumą ir augantį pasitikėjimą savimi. Va, ir čia dar svarbu tai paminėti, kad prašyti, ko aš noriu, yra visiškai normalu. Tai nereiškia, kad aš turiu reikalauti, lipti per galvas ir panašiai. Tai reiškia tiesiog aš turiu suvokti savo poreikius ir turiu teisę juos išreikšti, ar ne, su pagarba tiek savo, tiek kitam. Nu, dar vienas toksai svarbus momentas, man atrodo, kad konfliktai santykiuose, gal net ne konfliktai, o, sakyčiau, skirtingos nuomonės yra taip normalu. Mes kiekvienas ateinam su savo patirčių bagažu, kiekvienas matome pasaulį per savo patirčių prizmę, todėl labai normalu, kad mes matome pasaulį skirtingai. Ir turime skirtingą supratimą ir skirtingus norus, kaip mes norėtumėm, kad būtų, ar ne? Tai jeigu vis tik tai komunikuojant savo ribas yra rizika, ar ne, kad mes sunaikinsime savo ryšį, tai yra didelė tikimybė, kad tas ryšys jau buvo sutrūkęs, ar ne? Nes jeigu aš pasakysiu tik vieną dalyką, kas man yra svarbu ir viskas griūna, o tai man dar svarbu dar daugiau dalykų, ar ne? Ir jeigu to negalėsiu iškomunikuoti, tai tada gali būti, kad nelabai čia mums gali ir pavykti ateityje. Bet čia tik tai mano hipotezės. Tad, kad pradėti, tai kas padeda mums brėžti ribas be kalties ir baimės, tai aš jau prieš tai minėjau, kad yra labai svarbu leisti savo jausti, tai dar kartą pakartosiu, leidimas savo jausti, ir, nes tai yra vis tik tai nepatogu, bet ir kartu toks pasitikrinimas ir per baimės va, tos tipus pasitikrinimas, tai kaip čia yra. Tai, nu, ką aš čia jaučiu ir ką man sako tiek ta baimė, tiek visos kitos emocijos, kokią žinutę man jos neša. Ir vis tik svarbus čia priminimas yra apie tai, kad ne pati emocija, kuri kyla mano kūne, mane žeidžia, bet tai, kad aš ją užspaudžiu ir neleidžiu jai pasireikšti, kažkokiu būdu aš jos neleidžiu net pasirodyti per kampuką. Tai va šitas dalykas tikrai gali labai stabdyti mus, bet kokioj toliau tada komunikacijoje ir bet kokiame santykėje su ribomis, dėl to, kad mes gali būti, kad ir patirsim didelį nusivylimą ir savimi, ir tą tokį nedrąsumą didelį, ir emocijų, ir energijos trūkumą nuolatinį vien dėl to, kad mes neleidžiame
per kūną tekėti tai energijai, kurios visoms toms emocijoms, kurios ateina. Mhm, mhm, mhm. Na gerai, dar viena svarbi mintis, kad kai aš aiškiai žinau, kad mano poreikiai yra žmogiškai ir svarbus, ir čia prisiminkit Maslow poreikių piramidę, ar ne? Kai aš išmokstu ir pats tais poreikiais pasirūpinti, kiek aš galiu geriausiai ir aš gerbiu tos savo poreikius, man yra daug ramiau juos iškomunikuoti ir atstovėti. Tai va čia va grįžtų prie to klaustuko, ar tikrai visos mūsų ribos turi būti su kalte. Aš praktiškai pati patiriu, kad suvokdama tai, kad tai yra natūralus, labai žmogiškas mano poreikis, visiškai kitaip galiu komunikuoti savo ribas ir net nejausti jokios kaltės dėl to, kad nu, tai yra normalus poreikis, kuris reikalingas bet kuriam iš mūsų. Nueiti į tualetą, pavyzdžiui, nu, tai yra tiesiog visiškai normalu, ar ne? Tai gali būti tokia, nu, aiški mūsų tada vidinė atrama, nuo ko mes atsispiriam komunikuoti tą ribą. Mm. Taigi, kaip pradėti kurti pokytį santykiuose? Kai mes kalbame apie ribas, dažnai norisi, kad kažkas kitas, kitas žmogus pasikeistų. Kad mane išgirstų, kad gerbtų, kad pagarbiai elgtųsi. Bet vis tik pokytis santykiuose visada prasideda nuo manęs pačios. Ir nuo tada, kai aš savo leidžiu jausti, nuo tada, kai prisimu atsakomybę ir pasirenku veikti kitaip. Ir vat tas žodis sprendimas, priimti sprendimą pokyčiui arba kažką keisti, man atrodo, yra labai svarbus. Aš matau, kad visų pirma yra labai svarbu pradėti nuo savęs. Ir pavyzdžiui, jeigu aš visada jaučiu, kad mano ribos yra peržengiamos, aš galiu klausti savęs, tai kaipgi aš kuriu šitą santykį. Dėl to, kad prisimenant tai, kad santykis yra dviejų žmonių atsakomybė, ar ne, ir indėlis, ir dviejų žmonių kūryba, sąveika, ar ne, tai reiškia ir aš dalyvauju tame ir kažkokiu būdu kuriu tokį santykį. Galbūt paklausti savęs, ką aš darau, kai mane nutraukia, kai manęs neklauso, kai kažkas peržengia vat, tą mano nusibriežtą ribą. Ir tai nereiškia, kad kaltinti save, o tai reiškia, kad aš matau ir savo indėlį tame santykyje, aš matau, kaip aš prisidedu prie tokio santykio kūrimo. Ir vien matydami save, mes ir priimdami save su meile, mes galime priimti ir kitą. Kaip žmogų, kuris irgi nėra tobulas, kuris taip pat mokosi. Ir man atrodo, va šitoj vietoj tada santykis tampa augimo vieta, o ne mūsų mūšio lauku. Kitas momentas yra kalbėjimasis. Tai kartais atrodo, kad jeigu santykis yra labai artimas, kad kitas žmogus savaime supras. Bet niekas neskaito mūsų minčių ir mums yra tikrai svarbu mokytis išsakyti savo poreikius. Ir man visai patinka nesmurtinės komunikacijos taisyklė Maršalo Rosenbergo, nu, tokia kaip čia formulė, vadinkim ar ne, komunikuojant, kad kai tu, pavyzdžiui, dažnai vėluoji, aš jaučiuosi susierzinusi arba nesijaučiu svarbi, nes man svarbu, tarkim, laiku nuvykti į kažkokį tai renginį ir ar galėtum kitą kartą, pavyzdžiui, pranešti, kai tu vėluosi. Tai yra kvietimas į ryšį ir nėra kaltinimas kito žmogaus. Ir natūralu, kad tokie sakiniai dabar, va, čia taip skamba, jie atrodo kaip kažkokia formulė, tokia mechanika, čia reikia sudėti ir čia taisyklingai dar susakyti, bet tiesiog pabandžius sudėlioti vieną kitą sakinį, atsiranda aiškumas, kaip aš galiu komunikuoti ir čia jau tada lieka praktika, tiesiog išmėginti ir pasižiūrėti, ar man tai veikia, galbūt yra kitų būdų, kaip aš galėčiau komunikuoti.
Nu, ir nu, vyšnė ant torto, aš taip sakau, man labai tos vyšnės ant torto patinka, bet čia gal ir siejasi kažkiek tai su tuo tokiu pirminiu punktu apie tą atsakomybę. Ribos nėra vien tik apie tai, kaip aš išsakau savo poreikius ar lūkesčius. Jos yra ir apie tai, kaip aš priimu kito ribas. Ir ar aš gerbiu kito poreikį, pavyzdžiui, atsitraukti, pasakyti kažkokius dalykus. Ir svarbu yra pastebėti ir paklausti, kaip kitas jaučiasi su mano komunikacija, nes negali būti taip viskas nu, vienpusiškai, ar ne, kad aš noriu, kad išgirstų mano ribas, bet tada aš tai kito ribų tai nu, nenoriu girdėti. Čia vis tik tai turėtų būti abipusė atsakomybė, nes tas brandus ryšys, jisai yra ne tik tai, kai mes drįstame būti savimi, bet ir kai mes gebame išbūti su tuo, kad kitas yra kitoks. Tai kai aš priimu save visokį, aš galiu priimti ir kitą visokį, kad ir kitas gali būti visoks. Va. Tai mes tikiu, kad turime kiekvieną savo būdą pajausti, kur yra mano ribos, kas yra mano ribos ir savo būdą išsakyti savo labiausiai tinkamu ir priimtinu būdu, kas mums yra svarbu. Ir net nebejoju, kad galime daug skaityti apie ribas, galime klausytis paskaitų, galime žiūrėti video, suprasti ir paaiškinti viską protų, kaip aš turėčiau ką daryti, bet net nebejoju, kad tikrasis pokytis vis tik vyksta per patirtį. Todėl kviečiu šį kartą tik moteris į tokį jaukų 3 susitikimų ciklą, į jaukų mažą moterų ratą, kuriame tyrinėsime ne tik, ką aš noriu pasakyti, kokius poreikius aš noriu išsakyti, bet ir kodėl man yra sunku tai padaryti. Pirmasis ciklo susitikimas jau yra lapkričio 15 dieną. Tyrinėsime mes ir savo ribų žemėlapį, ieškosime savo autentiškų būdų, kaip aš galiu komunikuoti savo ribas. O jeigu nori daugiau erdvės ir tokio asmeniško tempo keliauti per patyrimą su ribomis, tai kartu galime dirbti su šita tema ir individualioj psichoterapijai. Apie mane galite daugiau susižinoti www.terapinėsesija.lt, ten taip pat rasite detalų aprašymą ir apie ribų ciklą. Labai dėkoju visiems, kurie prisijungėt, kurie pasižiūrėjot. Tikiu, kad išgirdote kažką naudingo savo. Man labai įdomu būtų sužinoti, kurią mintį išsinešė savo. Galit parašyti komentaruose, galit parašyti man asmeniškai. Tikrai mielai paskaitysiu ir pasigilinsiu daugiau, kas jums yra svarbu, nes ir aš kartu taip mokausi. Tai ačiū ir iki kito karto.